Jau. Gerai, tvarko, išmoksim naujų dalykų. Greitai. Labas vakaras dar kartą, rašo dar žinutes ir man labai malonu Jūs matyti, čia jausti, žinoti, kad čia esat. Ir labai smagu susitikti ir su tais, kuriuos labai seniai matėm, jautėm, tai bendroj erdvėj labai smagu vieni kitus pajausti. Dabar pasakysiu, kaip atėjo šita mintis daryti šitą meditaciją, šitą susijungimą. Man vis dar nėra drąsu daryti šitus susijungimus didesnius, bet kaip visada vadovaujuosi tiesiog savo vidiniais impulsais ir savo tuo sąmonės vedimu. Jeigu jaučiasi, tai kad ir baisu, einu į drąsą ir darau tai, ką jaučiu. Merginos mūsų irgi tokios pačios, bendramintės, lygiai taip pat drąsios, kad ir bijo, bet vis tiek daro. Tai va, tai mums tai irgi yra naujas toksai formatas, kažkaip kartu integruotis ir pravesti meditaciją. O kodėl vedam meditaciją? Tai šitas impulsas atėjo dėl to, ne dėl numerologinių, astrologinių kažkokių tai dalykų, nes mes tiesiog dabar nebeatiduodam net galios visiems šitiem numerologiniam, sakykime, astrologiniam procesam, bet tuo pačiu ir neatsiskiriam nuo to ir jaučiam savo vidumi, kada veikiam bendrai harmoningai kartu su visa visata, su visa savo aplinka. Ir tas, kad dangus net mums padeda, dabar buvo vidinis jausmas, nesigilinant, kokios yra prognozės, kokie čia dabar yra, koks laikas ir panašiai. Tai jaučiasi kaip ypatingas laikas, žmonės ir labiau tiki, sakykime, šitų reiškinių, tai jau atsiveria labiau visiems naujiem dalykam įsileisti ir norim mes to ar nenorim, tie nauji dalykai ateina ir mus paliečia ir mes galim padaryti sąmoningai, kad būtų lengviau juos įsileisti, per save perleisti, integruoti ir įtvirtinti. Ir kad tas pokytis iš tikrųjų sąmoningai vyktų, reikia mūsų ir apsisprendimo, ir susitelkimo tam, ir taip galim pasilengvinti labai daug dalykų savo gyvenime. Tai va, tai aš asmeniškai dabar šitą datą jaučiu tiesiog kaip momentą atėjusi ir mano pačios gyvenime, mano realybėj, kada iš tiesų tie naujos realybės vartai, jie yra visiems atviri, kada jau padaryta yra labai daug įdirbio ir kada galima labai greitai daryti šuolius, pagreitintai, nebesikapanojant kažkur tai ilgai, o tiesiog apsispręsti ir daryti tą kvantinį šuolį savo vidumi ir savo kaip atėjo tokia mintis, kad tiesiog perjungti kanalą, nes mes gyvenom kažkokioj vienoj, sakykime, plotmėj, dimencijai, realybei ir mes galim savo pasirinkimu sąmoningu tiesiog paimti ir perjungti kanalą. Tai va, tai jeigu mes tuo patikėsim, taip ir bus. Ir aš tikiu, kad visi čia tie, kurie esat ar kurie klausysit įrašą, kad jums artima yra mano energija, šito kanalo energija, mūsų bendra energija ir kad reiškia jūs tikrai atsitiktinai nei vienas čia nepapuolėt, neprisijungėt nei dabar, nei įrašo neklausot atsitiktinai, atsiprašau. Aš jaučiu ir žinau savo vidumi, kad kiekvienas, kuris jau prisiliečia prie to, kad jam tai jau yra įmanoma ir kad jam tai jau vyksta. Tik tais ne visi dar tai patys žino. Tai va, tai kviečiu patikėti, atsiverti, visiškai nusinulinti, patraukti bet kokius lūkesčius, bet kokius savo įsivaizdavimus, kaip kas turėtų būti. Tiesiog būkim tie tušti balti lapai šiandieną ir leiskim savo pajausti savo vidumi, išjausti tai, ką sako mūsų vidus, leiskim atsiverti tam, kam jau atėjo laikas atsiverti mūsų gyvenimuose ir visiems visada yra kam naujo atsiverti. Kiekvienas turim kažką, kam dar galim atsiverti naujai. Tai va, tiek mano įžangos ir tada visus kviečiu atsipalaiduoti, susitelkti į savo vidų, užsimerkti, giliai pakvėpuoti. Sąmoningai savo dėmesiu pereikim per savo kūną, nuraminkim savo kvėpavimą,
Nuraminkim savo mintis. Tegul viskas aplink mus būna taip, kaip dabar yra. Būkim tam pilnam priėmime ir atsiverime. Dar paprašysiu Giedrę, jeigu galėtum mikrofonus išjungti, dar kas neišsijungia. Arba patys gal galit išsijungti, kas neišjungėt. Ir savo dėmesiu susitelkim į savo sąmonės ašį. Nesvarbu, ar žinot ar nežinot, kas tai yra, kiekvienas mes jie turim. Ir dabar tiesiog išsakom vidinį apsisprendimą susitelkti į savo sąmonės ašį. Tvirtą, stabilę, gryną ir tyrą savo sąmonės ašį. Jauskim ją savo kūne, kaip tvirtą stuburą, kaip stygą ar kaip vamzdį, nesvarbu, kaip tik jums išeina. Vizualizuoti, įsivaizduoti, išjausti. Ar tiesiog žinoti. Leiskit savo pajausti tą tvirtumą ir stabilumą, energiją, tą užtikrintumą, kad tai, į ką jūs susitelkėt, yra tikra, gryna, kad tai yra jūsų esmė. Ir čia jūs esat saugus ir laisvi. Atviri ir leidžiat ateiti visiems pojūčiams, visoms reikalingoms mintims, impulsams. Jauskim save visiškai atvirus, kiekviena savo kūno ląstele atsivėrusius, įsileisti viską, ką šiandieną kiekvienas esam pajėgus įsileisti pagal savo patį aukščiausią planą. Ir dabar savo dėmesiu, savo sąmonės ašimi, kilstelėkim save link kūrėjo, leiskim savo užsilieti ir užsipildyti jo sąmonę, jauskim, kaip kūrėjo sąmonės srautas teka per mūsų sąmonės ašį, suteka į mus kaip į piltuvėlį, užpildo mūsų kūną ir skleidžiasi už mūsų kūno ribų, per mūsų fizinį kūną į šitą materiją. Išsiskleidžia be ribų, užpildo mus ir skleidžiasi per mus. Patraukiam bet kokius lūkesčius, kaip tai turėtų jaustis, atrodyti. Tiesiog žinokim, kad jeigu mes taip apsisprendam, tai tai ir vyksta. Mes leidžiam tam vykti. Išsakę savo apsisprendimą, tiesiog žinom, kad taip jau yra. Leidžiam savo jaustis tarsi saulei šviečiančiai čia, šitam kūne, šitoj žemėj. Ir jauskim tą nuolatinį srautą, kuris mus užpildo. Tuo neapsiribojant leidžiam savo pajausti absoliuto sąmonę, kuri yra virš kūrėjo erdvės, virš kūrėjo visatos. Ir labai ramiai leidžiam savo susilieti su absoliuto sąmonė, absoliuto energija.
Ir lygiai taip pat, kaip kūrėjo sąmonei leidom užlieti mūsų ašį, mūsų kūną, mūsų erdvę, lygiai taip pat ir absoliuto sąmonei ir energijai leidžiam užpildyti mus ir išsiskleisti per mus. Drąsiai, lengvai ir nieko nesureikšminant. Mes esam savo kanale visiškai saugus ir ramūs. Mes turim neatsiejamą ryšį su kūrėju, su absoliutu. Mes esam viso to dalis ir materinė išraiška. Ir dabar patraukiam bet kokius apsiribojimus, susimažinimus ir atsiveriam savo pajausti, kas mes esam iš tiesų. Leidžiam nukristi bet kokiems apsiribojimams, susivaržymams, visom senom struktūrom. Mes apsisprendžiam daryti šuolį į tikrąjį save. Ir galiausiai telkiamės į savo pačią esmių esmę, į savo ištakas, į savo prigimtį, į visa ko pirminį šaltinį, kuris yra virš absoliuto erdvės. Tai yra tyra, gryna energija, sąmonė. Tai yra tas šaltinis, iš kurio visi mes atėjom ir kurio išraiška mes čia esam. Ir leiskim savo pajausti save toje šaltinio gilumoje, tame tyrume, skaidrume, švarume. Leidžiam viskam grynintis, skaidrėti, šviesėti. Tai yra grynas tyrumas, aiškumas, lengvumas, tikrumas. Tai yra tai, kas iš tiesų aš esu. Ir aš leidžiu savo į tai panirti savo dėmesiu. Leidžiu savo nusiplauti viską, visus sluoksnius, kurie dar dengia mane nuo pačios savęs, tos tikros, tos grynos. Leidžiu savo atsipalaiduoti, nes žinau, kad čia yra mano namai, mano saugi oazė, mano prigimtis, mano gyvybė. Čia yra visa ko pradžia, taip pat ir mano. Aš pati esu šio šaltinio dalis. Aš pati esu sudaryta iš jo energijų. Aš leidžiu savo atsiverti tam suvokimui, įsileidžiu jį į save ir leidžiu be jokių trukdžių tekėti per mane, per mano sąmonės ašį, per mano sąmonės kanalą, tekėti tai šaltinio energijai. Ir mano ašis tampa tuo grynuoliu ir leidžiu savo dėmesio pajausti, kaip nuo šaltinio ištakų leidžiasi per absoliuto sąmonę, per kūrėjo sąmonę ir jaučiu, kaip visa tai apsijungia mano sąmonės ašyje ir suteka į mane. Leidžiu savo atpažinti, kad aš ir esu tai. Aš ir esu to šaltinio išraiška šitoj žemėj.
Leidžiu pasitraukti bet kokiems susimažinimams, bet kokiems apsiribojimams. Aš leidžiu sau išsiplėsti be ribų. Aš leidžiu sau save atpažinti be ribų. Aš leidžiu sau užsipildyti tuo šaltinio srautu ir leidžiu sau jį atpažinti. Leiskit sau pajausti, kad per jūsų viršugalvį tarsi sraunus krioklys teka į jus, per jus, jūs išplauna ir jūs užpildo. Leiskit sau atpažinti savo prigimtinę energiją. Leiskit sau atpažinti, kad tai yra tas srautas energijų, iš kurio prasideda gyvybė, iš kurio prasideda kūryba, kad tam grynume aš randu tikrąjį save. Ir leidžiu sau nežinoti, kas tas aš, nes dabar prireiks laiko save pažinti. Dabar aš atsiveriu ir žinau, kad galiu būti visoks ir visokia. Kad dabar mano pareiga yra savęs nebevaržyti, nebeįrėminti, nebeapriboti, o kiekvieną akimirką leisti sau nieko apie save nežinoti. Kad į mane tekantis, nuolat tekantis srautas man galėtų atskleisti, kokios yra mano iš tiesų stiprybės, savybės, duotybės, kokios yra mano galimybės ir koks beribis potencialas yra tekantis per mane nuolat. Šioje šaltinio energijoje telpa viskas. Tai yra pradžių pradžia, gyvybė, gyvastis, kūrybinė energija, gausos srautai, gyvenimo džiaugsmas, malonumas, harmoningi santykiai su savimi, su kitais. Tai yra tas šaltinis, kuris gali subalansuoti mano gyvenime viską, atstatyti viską pagal patį aukščiausią dievišką planą. Ir man nebereikia vadovautis sena patirtimi ir dėsniais, kuriuos pažinojau. Aš atsiveriu absoliučiai nieko nebežinoti. Aš leidžiu sau visiškai nusinulinti ir nebežinoti, kaip turi veikti pasaulis. Leidžiu sau nebežinoti, ką aš galiu, ko negaliu. Aš nebesiimu spręsti. Aš tiesiog atsiveriu beribiams galimybėms ir leidžiu beribiam potencialui skleistis per mane. Aš klausau savo vidinio impulsų, paprasčiausių minčių, pojūčių. Ir aš pasiryžtu jais vadovautis, pagal juos elgtis. Ir aš tada pamatysiu, kur mane tai nuves. Aš leidžiu visam savo gyvenimui susidėlioti pagal tikrąją mano prigimtį, pagal tikrąją grynąją mane. Ir leidžiu savo patirti patį geriausią gyvenimo variantą, koks tik yra įmanoma šitoje žemėje. Aš atveriu savo širdį plačiai
atveriu savo protą plačiai. Aš esu priėmimo būsenoje. Stebiu save savo kasdienybėje, kad likčiau atsipalaidavusi ir per tą atsipalaidavusią ramią būseną leisčiau per save tekėti šitam prigimtiniam srautui. Ir aš nesu tik mažas žmogus, aš esu šaltinio išraiška šitoj žemėje. Aš esu jo materinis taškas. Ir kai sąmoningai tai žinau, aš žinau, kad mano sprendimai taip pat yra svarbus. Ir nuo šiol aš pasitikiu, kad jeigu aš apsisprendžiau, kad aš esu sąmonė, kad aš esu grynoji sąmonė, tai nuo šios akimirkos aš ir pradedu tai patirti, tai pradeda vykti, tai pradeda įsitvirtinti visam mano gyvenime, visoje mano kasdienybėje, visam mano patyrime. Aš kaip tas materinis taškas esu svarbus. Aš turiu apsispręsti ir išsakyti savo apsisprendimą, kam aš atsiveriu, ką aš kviečiu į savo gyvenimą. Ir daryti dėl to žingsnius. Drąsiai, nebeapsiribojant. Ir mes grąžinam tarsi impulsą, išsiunčiam atgal į šaltinį su tuo apsisprendimu, kam mes jau esam pasiruošę. Ir tada vyksta tarsi nuolatinis mainimasis tų srautų. Nuolat teka į mane iš šaltinio ir teka iš manęs, iš materijos į šaltinį. Iš šaltinio į mane, iš manęs į šaltinį. Ir taip vyksta bendradarbiavimas. Ir šitam apsijungime dar yra visi sluoksniai. Visas subtilus pasaulis, kur ir kūrėjas ir absoliutas bendradarbiauja, apsijungia, sudaryti visas galimybės, kad tai būtų įmanoma. Ir mums nereikia žinoti, kaip tai veikia. Mes tiesiog to pasitikim ir telkiamės į esmę, į apsisprendimą, į atgalinį ryšį, kad jį atiduotume šaltiniui ir jis galėtų mums grąžinti tą energiją, su kuria galėtume tai įgyvendinti. Jaučiasi labai svarbu, kad tai įvertintume, kad nebesijaustume bejėgiai, kad nebesijaustume, kad mes esam valdomi aplinkybių, kad mes tvirtai stotume į savo sąmonės ašį, žinotume, kad tai yra mūsų stabilumas, tai yra mūsų įsižeminimas, tai yra mūsų įsitvirtinimas ir kad ir kaip keisis realybė, mes, stovėdami savo ašyje, visada turėsim pagrindą po kojomis ir aplink mus iš tos ašies išsiskleidžia ta mums nauja realybė, kur galioja nauji dėsniai, naujos galimybės. Ir tam reikalingas tvirtas apsisprendimas ir ne tik tikėjimas ir pasitikėjimas, o apsisprendimas, kad aš žinau, kad taip ir yra, jeigu aš taip nusprendžiau. Ir čia nebėra jokios kalbos apie ego, tai yra atsiverimas savo grynumui, grynai tiesai apie save ir turim būti pasiruošę, kaip nukris visos iliuzijos,
kažkokios manipuliacijos, kurios dar buvo mūsų gyvenime. Viskas gryninsis, trauksis, keisis, o mes tvirtai stovėdami savo ašyje įmaterinsim tą patį geriausią variantą, kurį išskleisim iš tos savo prigimtinės energijos. Ir ta realybė atitiks tą grynąjį tikrąjį mane. Kiekvienas padarykite tą apsisprendimą savo viduje, tvirtai ir užtikrintai. Ir tas apsisprendimas palaikys jūs jūsų kasdienybėje. Kai vyks tam tikros situacijos, turit prisiminti ir kartoti tą apsisprendimą vėl ir vėl, kol pradėsit matyti, kad viskas tikrai labai ryškiai kinta. Galbūt šioje vietoje Giedrė, Edita ar Simona norėtumėt įsijungti ir kažką pridėti iš savęs. Tiksliau tai, kas ateina per jūs šiuo metu. Pajutau tokį skatinimą pasakyti, kad kiekvienas jaustumėm save čia ir dabar, įsimaterinusi tvirtai savo šeje, niekur neįskristumėm į kitas kažkokias realybės ir labai aiškiai suvoktumėm, kad viskas, kas vyksta, vyksta čia ir dabar per mus kaip materinį tašką šitoj fiziniai plotmėj. Iškilo tarsi vaizdinys, kad kiekvieno krūtiniai sužibo tarsi saulė ir pradėjo aktyvuotis ta grynoji sąmonė, skleistis už kūno ribų, kartu skleisdama tą tyrumo energiją, tyrumo materiją, kuri užkloja buvusią senąją realybę. Ir ta saulė savo tyrais spinduliais neša manifestaciją naujosios sąmonės išraiškos. Kviečiu kiekvieną tai žinoti, tuo tikėti ir leisti per save tam skleistis. Ačiū, Edita, kaip pavyzdį galiu pasakyti, kaip aš jaučiuosi ir čia ir dabar jaučiu didelį karštį, lyg mane degintų visą mano kūną ir galva. Aš jaučiu, kaip esu erdvėje ir ta erdvė tikriausiai tarytum iš manęs išsklidusi iš šonus ir jaučiuosi kaip po vandeniu. Ir ausis truputėlį užgulusios ir galva labai sunki ir didelė. Kiek vėliau pajutau savo galvą tarytum saulę, kuri šviečia. Ir noriu pasakyti, kad kiekvienas savyje galite jausti tam tikrus pojūčius.
savitai ir tai yra labai gerai. Gerai yra ir nieko nejausti, tiesiog būti atsipalaidavus. Tačiau jeigu jausmas labai nemalonus ir stiprus, tai galite vėl save pajausti ašyje, pajausti, kaip jūs užpildo šaltinis ir iš naujo išgrynina, padaro tyrais, švariais, tarytum nuplauna. Tai tokiu būdu vėl atsistatysite tą lengvesnę būseną, jeigu yra nepatogu. Dėkoju. Man atėjo impulsas pasidalinti gyvais pavyzdžiais, kadangi tai, apie ką meditacijai kalbėjo Evelina, patiriu savo realybėj, patiriu šiuo metu ir kartais kasdienos raute pritrūksta to dėmesingumo, dienos įvykiuose, situacijose pastebėti, kaip vyksta tas gryninimasis, kaip kuriasi situacijos, kuriuose mums metamas drąsos iššūkis, kuris būtų kaip šuolis, pasitikėjimo šuolis į tą geresnį variantą, į kitokią realybę. Kai Evelina vedėjai ir taip natūraliai iš tavęs sklido visą tai išmintis ir tie kodai, aš jaučiau savimi, kaip aš tuo dabar gyvenu, kaip man dėliojosi prieš akis mano gyvenimo įvykiai, tiesiog kasdieniai gyvenimo įvykiai. Ir man pačiai visada būdavo paprasčiausia ir geriausiai įsisavinti subtilią informaciją per gyvus pavyzdžius. Ir matyt, tiesiog čia ta mano duotybė yra. Tai man iš karto atėjo impulsas ir vaizdiniai savo pavyzdžių. Pastarieji paskutiniai 2 buvo kelionė į Siciliją. Tai iškilo erdvėj mintis apie kelionę į Siciliją. Vykom 4 bendramintės iš mūsų šiuo metu projekto Išsigrynink tiesą savyje. 3 iš jų sėdi prieš jūs, tai yra Giedrė ir Edita. Ir kai pajutau impulsą, vidumi absoliučiai nesuvokiau, kokiu būdu aš galėčiau tai įgyvendinti. Pas mane namie 2 vaikai, iš kurių vienas mažas, atrodė finansų tuo metu nėra ir kaip tai iš vis galėtų įsigyvendinti nebuvo, nei menkiausio suvokimo. Ir aš tą drąsos žingsnį viduj padariau tiesiog aklai, nuožmiai ir naiviai. Išreiškiau, aš noriu. Ir pati nustebau, kaip erdvė viskas sudėliojo, kad tai įsigyvendintų, kaip absoliučiai netikėtai man atėjo antras darbas, kurio dėka atsirado finansai. Taip gražiai sklandžiai susidėlioja galimybė palikti vaikus, kaip abiejuose darbuose atsirado greitai galimybė visiškai nuo jų atsitraukti harmoningai, be jokio kažkokio pasipriešinimo. Ir į visą tai nuvedė tiesiog mano vidinis, aiškus, tvirtas apsisprendimas, kad aš noriu, man to reikia, absoliučiai pasitikint ir nežinant, kaip tai įvyks. Antras pavyzdys yra visiškai šviežias ir šiltas. Prieš keletą dienų sugedo mano automobilis nebetaisomai ir susidarė labai nepatogi situacija, atrodytų išoriškai, bet iš esmės taip viskas buvo pasirūpinta, kad galėjau nevažiuoti į darbą ir dirbti iš namų, galėjau nevesti vaikų į darželį. Viskas buvo, pagalbos iš išorės buvo be galo daug, tiesiog mano viduj buvo tvirtumas, ramybė ir pasitikėjimas, kad viskas susitvarkys, absoliučiai neįsivaizduoju kaip, bet tiesiog viduj ramybė ir pasirinkimas tikėti, kad viskas susitvarkys man geriausiu būdu. Ir per labai trumpą laiką atsirado galimybę paimti
ir finansus, kurių tuo metu neturėjau tiesiog dėl tam tikrų aplinkybių galimybės pasiimti kažkokią tai kredito ar paskolos. Atsirado labai greitai, kas paskolino nemažą sumą, kol iš kitos pusės atsirado žmogus, kuris padėjo savo vardu paskolą, paėmė už mane. Ir taip aplinka greitai sukilo į pagalbą ir dabar turiu kieme šiandieną parsivežusi 9 metų senumo nuostabų automobilį, kurį greitai patikrino pažįstamas žmogus iš servizorių, pasakė, kad fantastiškas. Turiu dabar labai paprastas ir lengvas galimybės gražiai, harmoningai padengti visą skolą per labai protingą terminą. Ir viduj galėjo kilti begalė prieštaros, begalė panikos, kaip tai iš viso įmanoma, kaip aš tai įgyvendinsiu, bet visiškai su ramybe atsivėriau tam pasitikėjimui, kad viskas susitvarkys man geriausiu būdu, nuožmiai, aklai, naiviai tikėjau, kad tik tai taip ir bus, nors ir buvo iš išorės ir abejojimo man, ir nepasitikėjimo, ir netgi priešiškumo, kaip aš taip galiu ir tokį naują automobilį, ir už tokią sumą, kurios atrodo šiandienai neturiu, bet taip viduje vedė tvirtumas ir ramybė, kad aš esu verta, aš pasieksiu, aš susitvarkysiu su visa subtiliojo pasaulio pagalba, su savo glinosios sąmonės pagalba. Tas tikėjimas, kad gali būti man nesuvokiamu būdu taip gerai, kaip net sunku įsivaizduoti, vedė už tokio siūlelio tamsoje į priekį, tiesiog jo nepaleidau, kaip ir sakiau, jau kelintą kartą kartojusi, visiškai aklų ir naivi tikėjimo. Ir tik tas tikėjimas ir nepasidavimas netgi sunkiausiais momentais išvedė į tokį variantą, kurio net negalėjau įsivaizduoti, kad tai gali būti tikrai nuoširdžiai. Cecilijos atveju, kad atsiras antras darbas, kurį kaip ir pirmąjį aš galiu dirbti iš namų, kur atrodytų neįtikėtina, kaip taip gali būti, kad atsiras galimybė turėti šiandien kieme praktiškai naują automobilį, apie kurį aš kažkada net nedrįsau pasvajoti, o šiandien jis stovi ir man pačiai dar sunku tuo patikėti. Ir tai, ką dabar kalbėjo Evelina, į ką vedė, ta teorija ir ta išmintis gali atrodyti galbūt ne iki galo aiški, kaip ją taikyti ir kur ji vyksta, bet jinai vyksta čia ir dabar mūsų kasdienėse situacijose, mūsų besiklostančiose aplinkybėse, mūsų paprastam elementariam santykiai su savo aplinka, su artimesniais ar tolimesniais žmonėmis, su iššūkiais, su kuriais susiduriam. Ir mūsų vidinis sprendimas ir vidinė pozicija bus tas kelrodis, kuris nukreips viena ar kita linkme tą situaciją išsispręsti. Ir tam tikrai reikia drąsos eiti į tai, ko nežinom, į tai, ko anksčiau nedrįsdavom pasvajoti ar patikėti, kad taip įmanoma. Ir kai Evelina labai gražiai pasakė, kad ir nusinulinkim ir būkim tiesiog tuščiais baltais lapais, tiesiog nežinokim nieko ir savo paprastoj buity ir kasdienoj, čia ir dabar leiskim taip viskam susidėlioti, kaip proto filtrai ir kažkokie seni žinojimai ir įsivaizdavimai mums neleistų. Todėl visą tai patraukus gali atsiverti tokias galimybės, apie kurias net nesvajojam. Ir tas buvimas čia ir dabar, apie kurį minėjo Edita, būtent ir yra apie tai. Čia paprastoj kasdienoj, plaunant indus, migdant vaiką, ar sprendžiant darbinį klausimą, ar geriant arbatą su drauge. Tiesiog čia ir dabar vyksta tas kiekvienas mūsų, kiekvienos akimirkos apsisprendimas, kaip mes renkame. Ar susispausti, ar išsiskleisti. Baigiau. Ačiū labai, merginos. Man jaučiasi, kad šiandieną perleistos ir vis dar leidžiamos labai stiprios energijos ir labai yra aišku, kad visi, kurie to klausysis, kurie dabar klauso ir klausysis, kad jie jau yra tam pasiruošę.
tai į save priimti, tai per save perleisti ir tuo būti. Ir galbūt aš pati to net nesitikėjau, ėjo labai didelis tvirtumas, užtikrintumas, tai aš jaučiu, kad buvo šnekama kaip su tikrai didelėm, plačiom sąmonėm, ne kaip su mažai žmogučiais, kuriems reikėtų švelniai kažką bandyti dar paaiškinti. Aš jutau, kad tai buvo drebinanti, žadinanti energija, įtvirtinanti tą prigimtį. Ir kiekvienam įsileido tai, kas turėjo įsileisti. Ir labai yra svarbu, kad jūs patys tuo patikėtumėt, kad jūs patys leistumėt tam toliau per jūs tekėti, kad užfiksuotumėt tą savęs jautimą savo sąmonės ašyje, kad tai praktikuotumėt toliau, kad palaikytumėt save tam žinojime, kad per jūsų vidų iškyla ta grinoji tiesa, kad jūs ją pasitikėtumėt, ją telktumėtės, kad ir kaip jūs tai dabar suprantat. Ir jaučiuosi dabar toksai kaip saulės kamuolys sėdintis ir jums irgi siūlau leisti savo save išjausti, tokius užsipildžiusius, tos grinosios energijos, tos savo prigimtinės energijos, kad pajaustumėt save, tiesiog sėdinti šitam kūne, bet aplink kūną jaustumėt labai platų rutulį, kuris jaučiasi kaip saulė, toks šviesus, baltai auksinis ir kur labai gera, malonu, šilta, saugu. Ir kad leistumėt savo tai papraktikuoti dažniau, patys tai į save kviesdami ir patys leisdami tam skleistis per save. Ir tada jūs tikrai pamatysit pokytį ir savo kiekvienoj kasdieniai situacijai, taip kaip gražiai dalinosi Simona, nes tai yra neatsiejama. Mes to ir atėjome į šitą žemę, save patirti kaip sąmoniai. Ir dabar, kai aš kaip žmogus atsimenu save kaip sąmonę, mano patyrimas žemiškas tampa visiškai kitoks, visiškai kitoks. Ir jaučiant save kaip tą saulę, leiskit savo į tai pasinerti su malonumu, su tokiu ramiu džiugesiu. Leiskit savo pajausti, kaip ten yra visas jūsų užsipildymas viskuo, ko tik jums reikia. Leiskit pajausti savo, kad tai jau yra jumise. Leiskit savo tai atpažinti savyje. Ir kuo dažniau jūs tai išjausit, tuo labiau jūs tai spinduliuosit. Dabar eina tokios energijos, kurios primena apie gyvenimo džiaugsmą, gyvenimo malonumą, apie tokį gyvenimo patyrimą. Tiesiog atrodo toks gaivumo dabar pojūtis ir rodo drugelius skraidančius spalvotus. Žalioj gamtoj su saulės spinduliais ir įsileidžia ta nauja, gaivi, lengva, švieži energija į kiekvieną iš mūsų, kada leidžiam savo patikėti, kad gyvenimas gali būti visiškai naujas, niekada nėra per vėlu, kad kiekvienam iš mūsų galimybės yra visiškai atviros ir kad mes patys apsisprendžiam nuo šios akimirkos atsiverti toms galimybėms ir per gyvenimą skristi kaip tiems drugeliams, kurie laisvi, patirti gyvenimą taip, kaip jie nori, per malonumą, džiaugsmą, kūrybą, gausą, harmoniją, gražius santykius. Vis dar jaučiasi, kaip stipriai tuo yra
pildoma mūsų erdvė, leiskim savo visą tai sugerti, užfiksuokim, pajauskim, kaip kiekviena ląstelė mūsų kūne sugeria šitą naują energiją, kaip ji atsimena, iš kur jie atėjo, kokia yra jos prigimtis ir atsistato, persikuria pagal tą prigimtinę savo energiją. Kiekviena mūsų kūno ląstelė, kiekviena mūsų visų struktūrų dalelė atsinaujina pagal naujausius parametrus. Ir mums nebūtina suvokti smulkmenų, kaip visa tai vyksta. Mums užtenka žinoti esmę ir tuo pasitikėti. Mes leidžiam savo būti laisvais nuo bet ko, kas mus slėgia praeityje. Visą tai dabar pat mes paliekam, atiduodam šaltinio srautui, kaip sunkius lagaminus sustatom ir šaltinio srautas visą tai užlieja ir transformuoja į grynąją energiją. Ir mes patys savo apsisprendimu nuo to išsilaisvinam ir nebesinešam nieko į naują akimirką. Nuo šiol mes save pildom savo prigimtinę energiją, rūpinamės, kad tie srautai tekėtų per mus. O kaip tai padaryti? Kiekvienam ateis vidinis žinojimas, klausykite savęs, įsiklausykite savo vidinius pojūčius, į vidinį žinojimą, į tuos mažyčius impulsus, klausykit jų, nenumokit ranka, elkitės pagal juos. Tai ir yra jūsų sąmonės vedimas. Išeikit iš šios meditacijos su apsisprendimu nuo šiol gyventi tą gyvenimą, kuris atitinka grynąją mano sąmonę, grynąjį tikrąjį mane. Ir aš leidžiu visam tam vykti. Atsiveriu gyvenimo džiaugsmui, malonumui, gausiai klestėjimui, visom prasmėm. Leidžiu savo visiškai atsinaujinti. Ir nuo šios akimirkos kiekvieną sekančią akimirką aš pažindinuosi su nauju savimi. Leiskite savo save nustebinti. Giliai pakvėpuokim ir supraskim, kad niekas niekur neišnyksta, nepasitraukia. Pabaigus meditaciją, viskas lieka su jumis ir toliau teka per jus, o jūs savo dėmesiu padedat visam tam vykti ir vis labiau įsitvirtinti. Tai viską užfiksuokit savyje ir leiskit savo pažinti save naują. Ir galit atsimerkti, kai būsit pasiruošę.
Visokių pojūčių gali būti. Vilma rašo, ačiū Jums visiems labai. Man vis dar labai sukasi galva, ašaroja peršti akis, sunku sugrįžti į dėmesį pilnai į šitą erdvę. Bet tai tik rodo, kaip tai buvo stipru. Ir aš savo vidumi jaučiu užtikrintai, kaip tai buvo reikalinga ir net neleidžiu savo protui dabar mąstyti apie tai, kiek kam tai buvo suprantama, kiek kam tai patiko ar nepatiko. Tiesiog visiškai pasitikiu, kad perleidom šiandieną tai, ką buvom pasiruošę perleisti ir nesvarbu, kiek to suprato mūsų protai. Mes visą tą žinojimą turim savyje ir po truputėlį tiesiog leiskim jam atsiverti. Labai gražiai rašot žinutes, labai smagu, labai dėkoju ir jums visiems. Ir dar norisi pasakyti, kad jeigu jums artima šita visa mūsų energija, kad yra mūsų projektas Išsigrynink tiesą savyje ir aš negaliu jo nepaminėti, nes iš jo energijų šiandieną mes ir priėmėm tos srautus ir visa tai yra mano gyvenimas, tai yra tai, kuo aš gyvenu, kuo aš esu ir tą patį jaučia ir mano mama Edita, ir Simona, ir Giedrė, ir tai keičia mūsų gyvenimus ir mes tikrai esam atviros ir laukiam kiekvieno iš jūsų, kuris pajausit, kad tai jau yra erdvė ir jums. Ir galima jungtis į projektą, mes jį darom atkarpomis, nuo kaip 4 savaitės yra 1 mėnesis, bet taip gaunasi, kad nuo vidurio mėnesio iki kito vidurio mėnesio. Tai dabar mūsų naujas mėnuo bus nuo rugpjūčio 14 dienos ir jeigu jaučiat, kad jums laikas, tai rašykit asmeniškai ir toliau gryninsimės ir įtvirtinsim save kaip sąmonę, kartu padėsim vieni kitiems susivokti, kaip tai iš tikrųjų realiai vyksta. Tai va, viskas. Ačiū labai visiems ir už jūsų gražius komentarus, už jūsų padėkas, už jūsų energiją ir labai geras jausmas šiandieną buvo su jumis pabūti. Tai iki kitų kartų, gero gražaus vakaro ir iki.